Taikomosios dailės muziejuje atidaryta nauja paroda Valdovų rūmų lobynas Lietuvos ir Europos paveldo klodai. Tai paroda, kurioje pristatomi unikalūs, vertingiausi archeologiniai Valdovų rūmų radiniai ir istorinės interjerų vertybės – gotikos, renesanso, baroko meno šedevrai. Neabejotinai pati vertingiausia ir seniausia eksponatų dalis yra gotikos eksponatai. Tai ir unikalūs auksakalystės dirbiniai, keramikos dirbiniai. Ypatingai interjero vertybėse išsiskiria gotikinės skrynios, gotikiniai gobelenai, tame tarpe ankstyvas renesansinis Žygimanto Augusto gobelenas su jo herbu. Renesanso ekspozicijos dalyje savo meninę vertę išsiskiria pirmiausiai gobelenų kolekcija. Tai yra gobelenai, kokie buvo ar galėjo būti Valdovų rūmuose Žygimanto Augusto kolekcijose. Renesansinėje dalyje matome į mus žvelgiančius valdovus iš valdovų portretų ar jų kopijų. Taip pat matome renesansinį sostą, kuris ateityje papuoš žemutinę renesansinę reprezentacinę salę Valdovų rūmuose.